Nu ką, sveikučiai. Šiandien yra penktadienis, aš tęsiu savo pažadą, nes jūs padarėte antrą kartą tą patį. Ta prasme, antradienį kėliau seriją, buvo 691 subscriberis. Pasakiau, kad jeigu iki penktadienio sukepam 800, įmetu seriją. Ir įkėliau 6 valandą antradienį seriją. Trečiadienį atsikeliu ryte, jau 800, tai... Va, taip pat. Tai jūs esate šaunuoliai, ačiū jums pavyko. Aš esu Gaudis, čia mūsų džeta. Nu ir ką, važiuojam. Atvarėm į tokią vietą, norėjom pakilti ten į patį viršų. Va ten va, 2 km 600 metrų. Bet išparduoti visi bilietai, tiek šiandienai, tiek rytoj. Negalima kilti. Šiaip žiauriai nice. Galima užkilti va ten va. Ten yra 1,200 metrų aukštis. Ir ten yra ežeras. Vienam žmogui kainuoja 3,7 eurai. Na bet tai kam ten kilti, kai mes norėjom ant pačio viršaus 2,6 km. Aišku, būtų galima ten pakilti ir užlipti, bet tai eiti 1,400 į viršų kopti, nu, biškai sudėtinga. Ir dabar reikia už kelias minutės parkavimo susimokėti. Kur čia viskas angliškai? Ten va toksai va vaizdas. O man atrodo, kad mums reikėtų nučiuošti su traukiniuku užgaziulinti kalną ir tada ir žemyn. Eina pasižiūrės kokias kainas. Išleidom Robertiną pirmąją. Užkils dabar į kalną ir tada gaziulint žemyn. Po to aš varysiu. Kepurė nuskrido ten kažkur tai. Nu ką, dabar mes biškai gaziulinsime. O, tokia va traselė smagi. Daug kalniukų viską. Biškai diržas per žemai. Nu, bet bus smagu. Gerai, nestabdysiu, ką aš tam įžalas? Sako, nestabdys, varyk. Kur mūsų Gaudis, stabdys ar nestabdys? Kaip manai, Emili, stabdys tėtis ar ne? Ne, nestabdys. Gerai, žiūrim. Atsargiai, Emili, važiuoja tėtis. Nestabdyk. Šitas bus smagus. Nestabdyk! Nu ką, Hibirytė varo kartu. Ai! Wow! Nebijai? Emiliukai, nebijai? Parodyk mamai. Hi! Hi, my loves! Važiuojam, Emilė! Woo! Nusprendėm įkopti į kalną. Tai reikia 3 km eiti. Biškutį palipame jau. Tokie vaizdeliai. Kalnų šaltinėliai teka. Čia turėtų būti šaltas vanduo. 3 km su šitu kelišimtus metrų paėm ir po to nešiau visą laiką ant kupros. Nu, ne pats karščiausias. Nu, bepratis, ką aš galiu pasakyti. Nu, keliam 3 valandas ir atėjom prie ežero vidury miškų. Vidury kalnų. Ir čia įsikūręs viešbutis. Vienintelis visame kalne. Tik jo atvažiuoju su mašina, bet nieko daugiau neleidžia atvažiuoti tą keliu. O kokia vieta? Čia dar biškutį šviesu, bet va matos, kad jau saulė čia nedašviečia, nes ten didelis kalnas, tai 14 minučių ir bus visiškai tamsu.
Einam, einam. Gerai, eik pirmas. Nes tu būsi virš 2 metrų aukštyje, ten šalčiau negu žemės. Smagiau nuo kalnai. Nebedaug liko. Labas rytas. Taip, pajudam iš Pilos. Oi, nu ką, sveikučiai. Tai atsikėlėm Zakopanį ir judam link Lietuvos. Nusprendėme judėti link Lietuvos, to, kad 9 valandų kelionės buvo per mažai. Jo, tai dabar nuo čia iki mūsų namų yra beveik 1000 km. 989, kažkas tokio. Ir veizas rodo, kad beveik 12 valandų kelionė. Mes jau labai pasilgom Lietuvos. Tai žodžiu, šaunam į Lietuvą, žiūrėsim, kas gausis. Na, jeigu pavargsim labai, tai kažkur tai rasim viešbutuką. Ja, sustosim niekur neskubant. Niekur neskubant, jo pasikeisdami, manau, kad galim davaryti iki Lietuvos, nes jau norisi savo lovos, savo virtuvės ir savo visko. Tai va, tai tikėkimės ir džetą atlaikys, generatorius vis dar ant zateškų jau buvo nutrūkusios, pakeičiau. Išmetimas ant vėlos pakabintas, tai čia barška per tunelį centrinį, jau atsileido ta vėla. Nu, bet bandysim. Nu ir dar beveik, kiek čia to kuro bako, beveik pilnas kuro bakas, pusiau alėjo maišytas, tai nu, turim davažiuoti. Tai va. Nieko, dar turim bagažinį 10 litrų. 11 litrų dar turim bagažinį dyzelą. Nu, davažiuosim niekur neskubant, užsuksim į prekybcentrį, nusipirksim rūbų. Ne, jokių rūbų. Stovim vėl 2 valandas prekybcentrį. Niekada nebuvome su tavim 2 valandas prekybcentrį. Nebuvo. Per visą šitą laiką prekybcentrį nevažiuosim? Užvažiuosim. Ne. Taip. Nu ne. Taip. Dabar visi automobilistai mane supras. Įvažiuojam į tunelį. Ir ką reikia padaryti? Atvarėm į Krokuvą, bet joje neužsibūsim. Sustojom į parduotuvę, į Maką tiksliau, nusipirkom pavalgyti. Į Pepko parduotuvėlį nusipirkom modeliukų ir tęsim kelionę toliau. Labai jau pasilgom Vilniaus. Apsikeitėm, dabar biškutį Robertina pavairuos, o šiaip susiradome draugą su Sabu. Lietuvis važiuoja paskui mus. Tai jau aš nežinau, tik mes šį kilometrų pravažiavam, gal kokius 400 ir visą laiką vienas paskui kitą. Tiksliau visą laiką paskui mus. Kelis kartus stojom, tai ir jisai stojo paskui. Važiavam ir 140
ir šimtupėm, tai kartu sustojom atsivesinti po to automobilio. Tai, žodžiu, labai nice. Tai galvojom su Robertina gal kažkur tai stoti Lenkijoje, bet kadangi turim draugą, kuris važiuoja į Lietuvą ir sako, aš jau šiandien noriu būti Lietuvoje, nu tai mes negalim pasiduoti, tai važiuojam. Tai, žodžiu, šiandieną pasieksime Lietuvą, pasieksime Vilnių, grįšim saugiai, o mūsų draugelis tos, nu, tiksliau išsiskirsim su draugu Kalvarijose. Tai va, labai nice. Mes jau pravažiavom Krokuvą, pravažiavom Varšuvą, tai lekiam toliau, aš pagaliau galiu pailsėti šiek tiek ir Robertina biškai pagaziulins. O emiukas miega. Apie praeitą seriją postų pasidalinau ir Facebooko grupėje, štai šioje. Įmečiau postą, įkėliau keletą nuotraukų ir labai daug žmonių rašė, kaip tu čia važiavai ant aliejaus, tai kokiu čia santykiu maišėjo, čia nekenkia automobiliui, kaip čia galima taip, o kuro sąnaudos pakinta, nepakinta ar panašiai. Tai atsakysiu labai paprastai, kadangi čia yra visiškai mechaninis dizelis, jis neturi jokios elektronikos, tai taip, su juo galima važiuoti su aliejumi. Visiškai puikiai važiuoja mašina, čia nebuvo joksai skemas. Aš susipyliau, maišiau maždaug 50-50, pusė aliejaus, pusė dizelio, bet realiai vasaros metu, kai laukia šilta, gali su šitų varikliu ir su šitais visais seniais dizeliais, ypač mechaniniais, važiuoti pilnai ant aliejaus. Aišku, laukia turi būti bent jau, ką aš pats esu išbandęs, bent plus 15 ir daugiau. Nes jeigu, tarkim, kokie plus 6 laukia, tai tas aliejus sutirštėja, užkimšo kuro siurblį ir tu nebeužsivesi šalto variklio. O juokas juokais, kai susipylėm į džetą tą aliejų, tai variklis net tiliau dirbti pradėjo, nes susitepė kuro siurblys ir kuro purkštukai. Tai susipylė aliejų, mašina važiuoja puikiai, nu gal tam vos mažiau traukos, bet čia kadangi ir taip kem kilovatų tai nelabai ir jaučiasi. Šiek tiek padidėjo kuro sąnaudos, bet kas tikrai jaučiasi, tai kvapas. Iš galo važiuojant panašu, jog kepi blynus. Tai žodžiu, kai prisipylėm Zakopanėje aliejaus ir išvažiavom į Slovakijos kalnus, tai žmonės turbūt kalnuose nesuprato, kas čia ir kur blynus kepė. O par to puikiai važiavo, super. Nu ką, paskutinis sustojimas, nebetoli jau ir Lietuva, nu kaip nebetoli. Dar gal 107-8 kilo ir važiuosim į Lietuvą. Mūsų draugelis irgi kartu sustojo, tai biškutį pasiilsim. Ir neužilga būsim Lietuvoje. Lietuvėlė. Ar džiaugiesi? Taip, mes taip pasiilgom. Valio, Lietuva. Emiliau, mes Lietuvoje? Viskas. Yeah. Namai. Net nefokusuoja telefonas. Tiek džiaugiasi. O. Lietuvis iš paskos su savo važiuoja. Irgi turbūt džiaugiasi. Nice. Nu, vat ir Vilnius. Pasibaigė langų skystis. Langas baisus, o čia kažką tik gaisrinė daro. Kažką tik purškia vandenį. Stendas užsidega, ar kas ten veikia, nežinau. Dar noriu įsiterpti, prieš keliaujant aš užsisakiau BBS-ams ženkliukus, originalius ženkliukus, kad rato centriniai dangteliai būtų su BBS lipdukais, jie tokie chrominiai ir taip toliau ir panašiai. Aš juos užsisakiau. Ir aš juos gavau dieną prieš kelionę. Nuvažiuoju atsimti paštą, parodau siuntos numeriuką ir sako, sorry, turėjau atsiųsti čia, bet nusiuntė kitą skyrių ir jie net ne Vilniuje yra, negali tu jų atsimti. Ir blemba, aš taip jau norėjau prieš pat kelionę, kad užsiklijuot, kad būtų gražus ratai.
Nu, bet ką padarysi, išvažiavam be jų. Tai išvažiavome į kelionę ir kai pasiekėm Lenkiją, kai jau įvažiavam į Lenkiją ir ten jau pakeliavam kelius šimtus kilometrų, gaunu žinutę: sveiki, jūsų siunta yra pašte, galite atvykti pasimti. Tai bliamba, galvoju, kodėl atsiuntė tada, kai aš jau pasiekiau Lenkiją. Tai žodžiu, kai grįžome, iš karto nulėkiau į paštą pasimti ženkliukų ir bam. Nu ką, atėjo ilgai laukta diena. Pakaliau atsėjau VBS lipdukus. Ir jie tokie chromuoti. Tai reikės užsiklijuoti. Turim va tokį vaizdelį be lipdukų ir nu ką, paskutinis pilimas kuro. Lietuvoje jau prisipilsim, pasižiūrėsim, kiek išnaudojam. Nu, prisipilėm 29 litras 71. Labai įdomus faktas. Atvažiavau, įsidėjau pistoleto kuro ir negaliu kuro piltis. Užblokuotą stotelę nuėjau, sakau, kame čia bairius. Taigi tik tai naktį reiks susimokėti viedui. Sako, numeriai labai keisti, negalim leisti, palikite kažkokį užstatą ar panašiai ir susimokėkite iš anksto. Sakau, aš nežinau, kiek man tilps kuro. Sakau, aš pilną baką noriu pilti. Ne, sako, labai keisti numeriai, negalim leisti piltis. Tai palikau automobilio raktelį, sakau, be rakto niekur neišvažiuos, tada leido prisipilti. Absurdas. Visą Europą pravažiavau, pusę Europos ir nebuvo tokių nesąmonių. Tarp kitko, mūsų etatinis komentatorius, kuris nuoširdžiai po kiekvieną seriją komentavo, klausyk, parašyk man per Facebooką, aš tau turiu dovanėlių, kažkaip tai atsiųsiu, perduosiu, susitiksime, kažką sugalvosime. O dabar, ką siūlau padaryti, tai pasižiūrėti viską nuo pat pradžių, įdomiausius momentus ir dar sudėsiu ištraukas iš tų pirmų serijų. Taip, kad jungiam, žiūrim toliau. Patiko? Bing. Aš esu Gaudis. Aš esu Robertina. Čia mūsų džeta. Žodžiu, nepraėjau techo. Ar bus ir ant mano galvos, nes pamatė, jog aš mėgstu kepurytes. Su jumis ir vėl geros energijos užtaisas Gaudis. O nusipirkau aš šį kartą 5,40, nepilas 4,5 litrų. Nu ką, 6,22 ir pajudu. Avarija. Atvažiavom į pirmų golfų mytą. Čia
čia kelioninis, kas čia? Žiūrėk, Robė, su šitu plaukti gali. Sausio išmetimo. O čia kas gavosi, ogi nuo karščio nurūdijo pats galas. Legendinį susiojantį berniuką. Toks restoraniukas, žiauri fainas, labai gražus vaizdas. Nu va, atvarėm į Briuselį su traukiniu. O, žiūrėk, gaidys. Ai, savo kokia diduma. O kokie potyriai? Žiauri gražu. Nuoširdžiai tai tas su tais skėčiais, tai buvo wow. Tiesiog kaip svajonė išsikėlimas, sakyčiau. Čia turim tokią kepuryčių kolekciją ir turime Knight Riders lipduką. Tai nu, pasistiprinam. Liko nepilna 100 ryja. Paėjom toliau, radau, kur iš tikrųjų galima statyti. Ir tu nori pabendrauti? Tai sakyk kažką. Tai o tai va mes ir jaučiamės. Pavyko. Ėjom. Tik pūkt kažką tokį vieną. Pusė miesto yra užtverta, bet
ką nors matei? Pripučiama matrioška. Labai lyja, o valo tik tai vienas valytuvas. Tu pasižiūrėk, Robė. Taip, emeliukai, lipsime į lėktuvą ir čia. Čia ne paprastas lėktuvas, čia Concordas. Tepelna čerpadla. O kas čia gazidriulina? O, variklinė Škoda. Turime 12 nakties ir Zakopanė pasiekta. Važiavome į viešbutuką. Na, va, po kelių valandų keliavimo atkeliavom prie Dar ko noriu jūs paprašyti, tai jeigu nuo 691 per mažiau negu pusę dienos padarėme virš 800 subscriberių, sukeliam dabar iki štukės. Nu prašau, sukeliam iki štukės, man tai yra be galo svarbu. Aš dar turiu idėjų, ką pafilmuoti, ką padaryti. Jūs laukia Porsche projektas, Porsche kontentas, tai ta prasme turiu tikrai ką nufilmuoti. Su tuo irgi keliausime pasivažinėti po Europą, gal net ir šitą pačią džetulį ištemsim į kokią nors tolimesnę kelionę, gal į kokią Italiją pavažiuoti visai norėčiau, arba kilti į šiaurę, kur šalta ir kur daug sniego. Bet tada, aišku, reikėtų džetą pasiruošti. Nu, žodžiu, surenkam štukytę, pradėsim kitą projektą, o po to galvosim, ką daryti su džetą. O šiaip, jeigu turite minčių, ką daryti su džetą, parašykit irgi į komentarus, apsvarstysiu, pagalvosim, kažką tai subursim. Tad jeigu jums patiko šitą seriją, parašykite komentarą, į kurį galėsiu atsakyti. Pakomentuokite tos dalykus, kuriuos aptariam anksčiau. Surenkam štukę prenumeratorių. Ačiū visiems, kas mane palaikė. Be galo ačiū Night Rideriams. Be galo ačiū servisas 555.lt, kurie man padėjo praeiti techninę apžiūrą, paruošė automobilį ir praėjo techninę apžiūrą. Ačiū Šnekučiui, ačiū Evo Cars, ačiū Detailing Baltics. Ir pamenat, sakiau, kad dalį Evo Cars ir Detailing Baltics produkcijos kažkam atiduosiu. Tai dabar man reikia pasirinkti, kam ją padovanoti.
aš su jumis susisieksiu, gal net ir nufilmuosim tą padovanojimą, gal tiesiog išsiųsiu kažkam, tai sugalvosim, bet aš savo pažado laikausi. Taip pat Paryžiui būnant nusipirkome Eifelio bokštukų, raktų pakabukų, tuos galėsiu irgi kažkam išsiųsti, kas norite parašykite. Parašykite arba į komentarus, arba parašykite man tiesiogiai į Facebooką, Instagramą, kad noriu raktų pakabuko Eifelio bokštuko, atsiminimo nuo mūsų džetos kelionės. Ačiū visiems, kas mane palaikė ir susimatome kitose serijose.